reklamos iškart šokame į rubriką Knyginėjimai trumpai, kur atvyko rašytoja Ingrida Jakubavičienė. Na, o ji jau pristatys savo naujausią knygą Namai. Turbūt pats mieliausias žodis mums visiems. Tad ir pasikalbėkime apie namų prasmę, žmogaus vidinės paieškas, kūrybos procesą ir istorijas, kurios gimsta tiesiog iš namų kasdienybės. Sveiki! Labadiena. Tai labai gražus pavadinimas - namai. O ką jums asmeniškai šis žodis reiškia? Ar galite papasakoti, pasidalinti su mumis? Tikrai daug daugiau nei adresą. Tai reiškia išgyvenimus, tai reiškia emocijas, tai reiškia daugybę prisiminimų, tai reiškia saugumą. Na, tai yra tai, kas man yra saviausia. Tai turbūt visa tai ir yra namai. Tai šios temos ir sudėtos į jūsų knygą, suprantu. Tikrai taip, bet tai jokių būdų nėra autobiografinė knyga, kurioje aš pasakoju apie savo namus. Bet autobiografinių kokių detalių bus? Rasim? Ne, tikrai ne, todėl kad esu istorikė, esu mokslininkė ir tyrinėju pirmiausia tarpukario Lietuvos istoriją. Taigi ir šioje knygoje pasakoju apie kasdienybę, kuri buvo prieš 100 metų tuometinėje sostinėje Kaune. Na ir nieko negaliu sugalvoti, nieko negaliu fantazuoti. Turėjau remtis tikrų žmonių atsiminimais, dienoraščiais, prisiminimais, to meto rašytojų knygomis, kuriuose jie aprašė namus, kas tai yra gyventi namuose, kas tai yra juos kurti, statyti, projektuoti. Na ir šiandien galiu pasakyti, kad vaikščiodami po Kauno Žaliakalnį ir matydami ten išlikusius būtent tarpukariu statytus namus, kuriuos beje įtraukė ir į UNESCO paveldo, Europos paveldo sąrašą. Taigi mes matome paminklą nepriklausomai Lietuvai. Taip, lietuviai, kurdami namus, galima sakyti, pastatė paminklą. Bet būtent ši architektūra tarpukario Kauno, ji labai romantizuojama yra. Kiek iš tiesų toje realybėje tos romantikos buvo namuose? Taip, turbūt romantizuojama todėl, kad apie Kauno architektūrą labai dažnai ir rašo žmonės, pirmiausia, kauniečiai, iš kauniečių šeimų. Arba žmonės, kurie net ir patys yra įsigiję tos Žaliakalnio namus, medinukus ar mūrinius pastatus. Ir turbūt persisėmė tą namų dvasia, jie iš tikrųjų pajunta, kad šie namai turi savo aurą, kuriai daugiau nei 100 metų ir kuri iš tikrųjų yra sugėrusi ir to laikotarpio žmonių svajonės, viltis, ir įvairiausius ateities planus. Tie namai buvo statomi didelėmis pastangomis, kartais irgi imant didžiulės paskolas, tačiau juk niekas tuo metu nežinojo, kad ta mūsų nepriklausomybė staiga ims ir nutrūks 40 metų birželio 15. Žmonės, kurie statė namus, manė, kad tie namai tarnaus jų šeimai 100-metį ir tarnaus ir vaikams, ir anūkams. Todėl iš tikrųjų galbūt negalime sakyti, kad vien tik tai romantizuojama. Galbūt stengiamasi atidžiau pasižiūrėti ne vien tik tai į patį pastatą, koks yra jo architektūrinis planas, koks architektas jį projektavo, iš kokių medžiagų jis pastatytas, bet ir apskritai namai, ką reiškia namai to meto žmonėms, kokia buvo kasdienybė, kuo gyveno to meto žmonės. Jeigu labai trumpai, keliais sakiniais, kokie yra didžiausi skirtumai, jeigu taip lygintume dabartinę visuomenę, dabartinius lietuvius ir tuometinius, ir jų kaip požiūris į namus keitėsi su laiku, ką pastebite? Taip, iš tikrųjų yra milžiniškas skirtumas ir pirmiausia, jis matomas štai tokioj tendencijoje. Jeigu anuomet buvo norima pasistatyti patogų mūrinį namą skirtą šeimai, reikėjo imti paskolą. O tuomet buvo skaičiuojama, kad jeigu statysime 2-3 didesnį namą, kurio užtektų ne vien tik šeimai, bet dar būtų galima 2 butus ir išnuomoti, nuomininkai turėtų padengti tą banko paskolą ir, žodžiu, ir namas yra šeimai, ir kartu yra pajamos, kurios padengtų paskolą. Toks verslo modelis. Taip, toks verslo modelis, kad statau namus ne tik savo, bet dar ir suprantama, kad
teks ir priimti nuomininkus. Šiandien žmonės renkasi visiškai atvirkščiai. Geriau nors ir nedidelis, kur nors užmiestyje, bet individualus, nedidelis namukas, nei, gerokai didesnis, bet gyvenant jau kartu su, to namo nuomininkais. Aš įsivaizduoju, jums kaip mokslininkiai tikrai teko nemažai laiko pasikapstyti po archyvus. Tikrai taip, teko tikrai ir į labai įdomius atsiminimus skaityti ir dienoraščius. Ir šiuo atveju, kadangi rėmiausi žmonių patirtimi, archyviniai dokumentai man čia nieko negali papasakoti. Juose gali būti užfiksuota, kas architektas, kiek kainavo, kada namo statyba priduota. Na, bet knyga iš to negirdi. Taip, bet knyga yra su daugybė iliustracijų ir taip pat, kaip ir sakau, su daugybė atsiminimų. Ir perskaičius knygą, tuomet rekomenduojama atvykti į Kauną ir pavaikščioti po Kauno senamiesčio, Žaliakalnio gatves. Na ir visi namai aprašyti knygoje, jie tikrai galės daug ką dar daugiau papasakoti, nei kad skaitytojas ras knygoje. O ką pačiai vis tiek norėjosi, taip knietėjo labiausiai paliesti, kokias temas iškelti į paviršių, apie kurias galbūt net nelabai žmonės girdi šiandieną? Taip, tai svarbiausia ir naujausia tema šioje knygoje yra namų pagalbininkai, nes iki šiol buvo manoma, kad štai to meto aktyvios moterys, politinio elito, vyrų žmonos, štai jos aktyviai dalyvauja visuomeninėse draugijose, ir pasižymi puikiais pobūviais namuose, jų salonai spindi švara, o dar tuo pat metu jos augina ir būrelį mažų vaikų. Taigi atrodydavo, kaip jos spėja, kodėl mums taip trūksta laiko. Bet pasigilinus, kaipgi gyveno tos šeimos, mes matome, kad tose šeimose buvo ir tų nematomų žmonių, kurie padėjo namų šeimininkėms nudirbti labai daug darbų. Taigi, pasižiūrėjus, toks įdomus atradimas, kad ir Kaune tarpukariu buvo apie 4000 tarnaičių ir namų pagalbininkę samdyti galėjo ne vien tik tai aukščiausias pajamas gaunantys žmonės, bet ir vidutinių pajamų valstybės tarnautojai, mokytojai, gydytojai, kariškiai ir panašiai. Tai žodžiu, namų pagalbininkai tai yra visiškai nauja tema. Labai įdomu ir iš tiesų, kaip jūsų santykis keitėsi su namais rašant, bet dėja laikas mūsų pokalbio baigėsi, be galo įdomu buvo, tikrai ačiū Jums. Ačiū Jums.